O būna tokiu atveju, kad automobilį bandant išrinkti ir surinkti po to lieka detalių arba trūksta? Netyčia. Ne, nelieka. Nu, buvo kelimėlį, pamiršom įdėti vieną. Jo, nes tiesiog matant, kiek daug visko įeina, kiek čia visokių prisukimo elementų, mažiau. Būna tokių komedinių klausimų, skambina, sako, tai jūs ten turbūt viską dėžutės pakuojate, markiruojate, rašote, kad paskui žinotumėt, kur atgal padėti tą detalę, žinai. Taip nereikia daryti. Meistras pasiima detalį tenai. Meistras pasima varžtas tenai, jisai jau žino, ta prasme. Realiai, kai čia viskas vyksta 3-4 dienų eigoje, tai niekas ten nieko nepamiršta ir ten žino, kuri ta detalė. Nereikia nieko tenai archyvuoti ir pakuoti. Taip, bet pas jūs turbūt dirba jau labai patyrę profesionalūs meistrai, jeigu jie sugeba taip tiek daug atsiminti. Didelė dalis darbų yra elektros darbai, elektros inžinerija automobilių. Ne? Tai ir vieno meistro patirtis toje srityje yra virš 30 metų ir garso izoliacijas jisai irgi klijuoja jau senai. Kitas, kad ir jaunas meistras, bet jisai dirbęs ir Norvegijoje, ten tokia tuningo kompanijoje, berods virš 4 metų. Tai patirtį ardyme surinkime turi, žinai, o klijuoti išmokinom. Nu. Tai vieno automobilio klijavimas jisai trunka kiek, apie 3-4 dienas? Imam pirmadienį sudėtingesnį variantą, kur ilgiau užtrunkam. Ir paskui su mielu noru kokį RAV4, kur ten net šablonus visiems turim, žinai, pasidarė tenai. O kiek žmonių dirba tada prie vieno tokio automobilio? Priklausomai nuo užimtumo. Dažniausiai 2, kartais 3. 2-3 tai.